Arnai, bet taigi plastmasinė nesąmonė už 300 eurų. Žinau, bet šiek tiek mane išklausykit. Labai seniai norėjau visiškai balto laikrodžio. Pasirinkimo buvo nedaug, arba dizainerinis šlamštas, arba Omega White Side of the Moon. Tai iš keramikos pagamintas 44 mm Speedmaster chronometras. Jis buvo įkvėptas baltos, iš žemės matomos mėnulio spalvos, o ne pilkos, koks jis yra iš tikrųjų. Bėda ta, kad toji keramika, iš kurios jis yra pagamintas, yra labai trapi. Ir bet koks tiesioginis smūgis galėtų tą laikrodį nuskelti ar iš viso perskelti. O dar didesnė problema yra ta, kad jis kainuoja apie 12 000 eurų, kas yra kosminė suma. Man reikia pinigų, Lebowski. Banė sakė, kad tau jų netrūksta. Kur pinigai, Lebowski? Kai pasirodė Swatch ir Omega kolabas Mission to the Moon Phase, žinojau, kad jį būtinai nusipirksiu. Tai 42 mm chronografas, pagamintas iš biokeramikos. Swatch'as nurodo, kad biokeramika yra 2/3 keramikos ir 1/3 bioplasmasės. 315 eurų kainuojantis laikrodis turi mėnulio fazės indikatorių su pavaizduotu populiariu komiksų veikėju Snupiu. Snupis yra geriausias šuo pasaulyje. Po juo guli 4 brangakmenių kvarcinis mechanizmas. Pamaniau, kad jis labai arti mano norimo Omega White Side of the Moon, tik reikėtų pasikeisti į baltą odinį dirželį. Todėl užsisakiau panašų odinį dirželį ir kažkokią Omega logotipą primenančią sagtį. Tada liko surasti tik patį laikrodį, o buvo nelengva. Kol kas jų galima rasti tik kai kuriuose Swatch parduotuvėse, o arčiausia tokia parduotuvė yra Lenkijoje ir vargu ar ten mano norimą laikrodį iš viso kada atsiunčia. Kai pavasarį keliavau į Europos parlamento rengiamą kūrėjų samitą, sumaniau laikrodžio paieškoti oro uoste. Kadangi skridau su persėdimais, dėl jo teiravausi Kopenhagos ir Berlyno oro uosto Swatch parduotuvėse, taip pat keliose pačiam Briuselį. Visiškai jokių vilčių. Grįžęs į Lietuvą sumaniau nepasiduoti, paklausiau užsienyje gyvenančių Instagramo sekėjų. Atsiliepė 2 merginos, viena vis bandė klausinėti Šveicarijos parduotuvėse, skambinėjo ir klausė, tačiau jose to laikrodžio niekad nebūdavo arba ką tik buvo išpirkta. Šios merginos vardas yra Guoda, o antrosios Goda. Na, kiek dar gali būti sutapimų? Kiek turi būti sutapimų? Kiek gali būti sutapimų? Ji ėjo ir ieškojo to laikrodžio Vokietijoje. Kartais keli vis atsirasdavo, bet rezervuoti nebuvo galima, o atėjus jų jau nebebūdavo. Tačiau toji Goda pagaliau vieną rado, atostogaudama Portugalijai. Swatch parduotuvės darbuotojas sakė, kad šį laikrodį gauna tik kartą per mėnesį ir tik vieną. O jai štai pasisekė jį nupirkti ir atsiųsti man. Ir pagaliau jis mano rankose. Esu labai jai dėkingas. Man atrodo, būtent ši kelionė ir padarė tą laikrodį tokiu ypatingu. Žinau, kad ateityje jos bus vis lengviau gauti, bet šiuo metu tai gan retas dalykas ir Lietuvoje tokių turbūt iš viso vos keletas. Dauguma stoko kažkodėl dabar cirkuliuoja Amerikoje. Žinau, kad daugeliui tai gali pasirodyti primityvokas šlamštas. Aš ir pats negaliu kritikos Moon Swatch linijai. Bet turiu pripažinti, kad galbūt pirkau ne patį laikrodį ar jo specifikacijas, o emociją, įdomią istoriją ir būdą pradėti pokalbį. Man labai patinka Snupio estetika. Tos baltos spalvos ir rankos odos kontrastas suteikia išskirtinumo, ypač vasarą, kai yra įdegis ant rankos. Turėtų tikti su baltais drabužiais ir kokiais nors aksesuarais arba batais. Originalus dirželis man šiek tiek šlykštokas, o su tuo odiniu dirželiu turėtų atrodyti daug simpatiškiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią mano trumpą laikrodžio istoriją. Dar kartą noriu padėkoti Guodai ir Godai.
O dabar jums sakau iki kito karto.